Kaip jau minėjau, vienas iš svarbesnių dokumentų yra, mes įstatus bendrai vadinam steigimo dokumentais, taip, jų turinį nustato antros knygos 47 straipsnis. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad statute arba įstatuose mes galim visada numatyti bet kokias kitas nuostatas, kurios neprieštarauja imperatyviniam įstatymui. Ir šiandieną jūs pamatysit, kiek dar daug yra tokių dalykų, kuriuos vertėtų numatyti statute. Pavyzdžiui, tarybų nariams atlyginimai. Ne? Mes jau turime netgi aiškę įstatyminę nuostatą. Tarybos nario atlyginimo tvarka, jeigu tokia yra numatoma, turi būti numatyta statute. Bet mes turim dar labai daug dalykų, apie kuriuos nekalba įstatymas, bet kuriuos taip pat verta numatyti statute. Ir apie tai mano kolegė Danguolė Bugienė kalbės irgi detaliau. Taip? Nes mes tokiu būdu, įrašiant į nuostatas, mes tokiu būdu tarsi išsprendžiam ir įstatymų netitikimus, ir problemas, kurios kyla taikant įstatymus, ir išsprendžiam kai kurias neaiškias, galim išspręsti kai kurias neaiškias vietas. Ypatingai tais atvejais, kai statutą tvirtina Seimas.